Valstybės saugumo departamentas jūs yra įvardinęs kaip grėsmę nacionaliniam saugumui. Mes buvom apkaltinti, bet be įrodymų. Ir štai ką reiškia politizuoti teisėsaugos procesą. O kas mūsų programai parašyta, skaitėte? Neskaičiau, žinokit, aš Neskaitėte, ne? tikrai nesiruošiu skaityti. Gerai, ačiū už atsakymus. LRT radijas neatsako už kandidatų pasakytas mintis. LRT radijas neatsako už kandidatų užsakytą agitaciją. Jūs atsakėt, dėkui jums. Nacionalinis radijas ir televizija, dar kartą primenu, neatsako į kandidatų Seimą išsakytas mintis. Gerai, viskas, ačiū. Mes galim uždavinėti klausimus, jūs galite atsakinėti, ką norit. Prašau, dabar mes pereinam prie... Ačiū, LRT radijas neatsako už kandidatų skleidžiamą agitaciją šių specialių agitacinių laidų metu. Ar jūs nesuvokėt realybės, ar pataikaujat Rusijai? Va čia yra jums puikus atsakymas, kaip žiniasklaidos pagalba žmonėm yra pateiktas visiškai iškreiptas pasaulio vaizdas ir jis užtat užduoda tokį klausimą. Mes jį gavom, mes ir užduodam. Taip, jūs ir užduodat, Jūs gal atsakykit tada. Bet tai yra jūsų darbo rezultatas. Ta pati Anglija yra prasiskolinusi 14 kartų daugiau už Lietuvą ir iš tų skolintų pinigų, iš tų tuščių pinigų emituodama ir gali sau leisti didelę dalį tų reiškinių, kurie pritraukia mūsų žmonės, tiek į Norvegiją, tiek į Angliją. Tai vaikai turėtų žinoti kaip bazinius dalykus, kodėl yra tai pas mus ir kodėl yra ten tai. Mūsų ginkluotės pirkimas yra perteklinis. Mūsų manimų šitas tankų pirkimas mus neapsaugos, nes jeigu jau Rusija puls, tai ten yra tokia ginkluotė. Nes jeigu jūs aiškintumėtės, kokie šiandien yra Jungtinių valstijų interesai pasaulyje, šiandieną Clinton atvirų tekstų aiškina, koks jų yra tikslas. Bet jūs viso šito neduodat Lietuvos klausytojų ir žiūrovai. Ir jis tada pasidaro va tokias išvadas. O pasižiūrėkit žemėlapį, pasižiūrėkit apskritai, taip pasakysiu, kad nereikėtų daug kalbėti. Šiandieną Jungtinės valstijos gyvena iš dolerio spausdinimo. Tai yra pagrindinė jų eksporto prekė. Šita eksporto prekė iškilo grėsmė iš Kinijos, ES ir Rusijos pusės. Ir dėl to natūraliai padarys viską, kad išsaugot savo teisę emituoti dolerį. Taigi, kai pagrindinis interesantas konfliktų pasaulyje yra tas, kas emituoja dolerį. Kaip mažinsi darbo romantizavimo svetur mastus? Prašau. Va čia yra jūsų uždavinys. Šiandieną tai, ką transliuoja valstybinis radijas ir televizija, Visuomeninis radijas ir televizija. yra labai toli nuo realybės, nuo to, kas pasaulyje darosi. Šiandieną jūs neišgirsit iš vis ekonominių realijų, nei ES, nei Jungtinių valstijų, kokios yra problemos dėl skolų, kaip mažėja pragyvenimo lygis, o žmogus, jaunas žmogus, jis gyvena susikurdamas savo iliuzinių vakarų pasaulį ir paskui užtat ir bėga iš tos Lietuvos. Kaip konkrečiai vis dėlto mažinti tą Tai romantizavimą? čia yra jūsų uždavinys, aš jūs įpareigočiau, kad tai nebūtų romantizuotas vaizdas, o realus vaizdas. Ir tame realiame vaizde turėtų atsispindėti, pavyzdžiui, kad toli gražu ne visos net ES valstybės gyvena jau taip stipriai geriau negu Lietuva. Jūs turit parodyti, kodėl, sakykime, Vokietijoje yra galimybė mokėti algas didesnės negu Lietuvoje. Tam yra priežastis. Priežastis, o ne dėl to, kad vokiečiai yra kažkuo geresni, o mes blogesni. Arba tie patys norvegai. Taip, ačiū. Jūsų žurnalistų pirmiausia uždavinys. Nacionalinis radijas ir televizija, dar kartą primenu, neatsako į kandidatų Nebijokit, Seimą nepasakysiu. išsakytas mintis.